Šis kūrinys dažniausiai atliekamas per naujuosius metus, tačiau taip jau nutiko, kad šios operos pabaiga yra beprotiškai liūdna. Užtat labai dažnai laisvoje Lietuvoje, kuomet dainavo Kipras Petrauskas, aukštuomenė ateidavo pasiklausyti tik pirmo veiksmo, nes šis kūrinys yra pirmajame veiksme. Pasiklausydavo ir išeidavo švęsti, nes pabaiga iš tiesų tragiška. Aišku, aš kalbu apie operą Traviata ir apie kūrinį, kuris vadinasi Libjamo, o lietuviškai mes tai vadiname Pakelkim taurę linksmybių. Nagi visi prašom kilstelkit, pasimojuodami, pasidainuodami į pono Rybino sveikatą. Visi kartu. Pakelk mes taurę linksmybių, švelniai valyskim ją lūpom. Prabėga minutės didybė, rytoj sugrįš jau kita. Išmokim taip gyventi, kol meilė dar nekankina, kieno koksai likimas, jis lemia man mylėti. Ir visi kartu. Pakelk mes taurę linksmybių, švelniai valyskim ją lūpom. Prabėga minutės didybė, rytoj sugrįš jau kita. Tavas meilė braukai, užrybinė braukai. Būkit sveiki, būkit laimingi. Ačiū ir jūs. Gražios jums šventės ir visko ko geriausio, sveikatos ir nuostabių draugų. Na, o dabar, mėlieji, Renata Deivis, Grupė Liuks ir visas jungtinis choras Rimydui ilgiausių metų! Ilgiausių metų, ilgiausių metų, ilgiausių Aš matau, mėlėjai, kad čia kažkas... Gerbėmiai, dar kartą galite prieiti, susidaužti taurėmis su pono Rimydu ir išsakyti gražiausius žodžius, pasveikinti dar kartą su šito fantastišku jubiliejimu. Tuo tarpu mes dėkojame Renatai Deiviui. Ačiū jums, iš tikrųjų. Jūs padarėt šitą šventę puikią. Taip, tiesa, aš žinau, kad dar Renata ir Deivi nepabėgite, nes žinau, kad daug kas nori nusipaveiksluoti, taigi bendrą foto galite padaryti su